Dantų jautrumą odontologai dažniausiai įvardina kaip dentino jautrumą. Tai, po išorinių danties sluoksnių esantis dentinas kai kuriais atvejais gali būti atviras ir tame dentinėje yra labai daug kanalėlių, kuriuose yra daug nervinių receptorių, nervinių galūnėlių. Ir esant jam atviram, tos nervinės galūnėlės veikiamos išorinių dirgiklių reaguoja. Ir būtent tas dantų jautrumas yra apibūdinamas kaip toks trumpas, staigus, gana aštrus skausmas, reakcija į dažniausiai cheminį, terminį dirgiklį ir jisai gana greitai ir praeina ir nėra siejama su kažkokia kita danties ar dantenų liga arba defektu. Viena tokių pagrindinių priežasčių tai yra danties kaklelio srityje esantis apsinuoginimas to dentino atsidengimas ir jis galimas dėl, tarkim, netaisyklingo, labai grubaus dantų valymo vykstančio jau netrumpą laiką, dėl periodonto ligos, kuomet mes stebim dantenų atsitraukimą, šaknų apsinuoginimą. Taip pat dėl mitybos tam tikrų įpročių. Rūgštūs maisto produktai turi tokį poveikį. Taip pat tam tikros sisteminės ligos, skrandžio ligos, gastroesofaginis refliuksas ar gastritas irgi gali turėti poveikį, kad tos rūgštys veikia į danties audinį. Kitos priežastys, kodėl tas danties toks jautrumas padidintas gali būti stebimas, tai dėl kai kurių žalingų įpročių, dėl dantų griežimo, trinimo, dėl didelio patiriamo streso ir dėl streso pasėkoje, sakykime, toks didesnis yra dėl įtampos dantų griežimas arba dantų sukastas laikymas ir to kaip pasekmė gali būti irgi toks didesnis danties jautrumas. Tam tikros dantų ligos, pavyzdžiui, dantų kariesas irgi turi pirmus požymius kaip jautrumą į terminius ar cheminius dirgiklius ir irgi gali pasireikšti kaip skausmas nuo kažkokio tai saldaus ar šalto dirgiklio. Kai kuriais atvejais mes stebim, kad didesnis jautrumas būna po dantų balinimo, po dantų įvairių įskilimų ir atliekant tam tikrus gydymus, grubiai atliekant kažkokias tai manipulacijas burnoje, dantų profesionalų valymą, irgi kartais gali būti padidėjęs dantų jautrumas. Tokios ligos kaip periodonto ligos, kai yra gydomos, tai dažniausiai taip pat pacientai nurodo, kad po gydymo procedūros kurį laiką būna didesnis danties jautrumas. Taip, bet reikėtų turbūt atsiminti, kad tas jautrumas, kurį mes įvardyjam odontologai kaip danties jautrumą, jis nėra ilgalaikis, jis yra labai labai trumpas, sukeltas to išorinio kažkokio dirgiklio ir labai greitai praeinantis. Jis netrunka ilgai. Jeigu jau trunka ilgai, tai tada mes jau ieškom, kodėl taip yra. Tas danties jautrumas, jis turėtų iš karto praeiti, kai nebeveikia dirgiklis. Jūs išgėrėt šalto vandens ar ne iš šaldytuvo, jums kažkur tai suskauda arba kai pacientai nurodo užgėlę, bet tuoj pat ir praeina tas užgėlimas. Tai čia dažniausiai ir bus turbūt tas dentino jautrumas tikrasis. O kai tas skausmas yra jau įkyresnis, toksai, trunka ilgesnį laiką, ne tik tais nuo galbūt to šalto vandens, bet galbūt ir nuo saldaus kažko tai, arba nuo kažkokio karšto gėrimo, pradeda varginti ir nakties metu, tai be abejo tai jau yra kitos priežastys ir reikalinga diagnozuoti, diferencijuoti ir suteikti pagalbą. Pirmiausia, galima kreiptis į burnos higienistą, jis įvertins, ar tai yra tiesiog tas dentino jautrumas ir rekomenduos, ką atlikti kasdieną ir kaip vengti, kaip sumažinti tą jautrumą, arba nukreips atitinkamam gydymui. Kaip periodontologė gydytoja, tai konsultacijose aš dažnai sulaukiu tokių pacientų, kurių pirmasis nusiskundimas ir yra būtent, kad yra jautrūs dantys. Ir tai yra, tam tikras ir periodonto ligos, sakykime, simptomas arba požymis, nes dėl
dantenų įvykusios recesijos, dėl uždegimo dantenose, pacientai nurodo, kad yra jautrūs dantys. Na, gal iš dalies galima taip sieti, bet tai nėra tikrai pagrindinis, sezoniškumas nėra taip labai būdingas dantų jautrumui, nes, tas danties jautrumas jisai yra ir vasaros metu, ir rudens metu. Tiesiog galbūt žiemą, ypatingai jeigu tos žiemos yra labai šaltos ir šaltame ore, pacientai, sakykime, vaikšto, bėgioja, kvėpuoja, tai galbūt tas šalčio tos toksai dirgiklis gali būti, kaip dirgiklis ir sukelti tą danties jautrumą. Bet turbūt dar kitas dalykas, ką kartais pacientai nurodo, kad man suskauda arba skauda šaltuoju sezonu, tai yra įvairūs lėtiniai procesai dantyse ir dantenose. Ir jie gali paūmėti šaltuoju sezonu, nes šaltuoju sezonu mes daugiau sergame įvairiom infekcinėmis ligomis ir mūsų nusilpęs imunitetas duoda tokią išraišką, kad reaguoja įvairūs lėtiniai procesai, jie tiesiog paūmėja. Tarkim, dažniau galbūt turim viršutinių kvėpavimo takų ligas ir viršutinio žandikaulio antis yra uždegiminis, dantų šaknis remiasi į tą antį ir galbūt kažkokie uždegiminiai procesai duoda tokią kliniką, kad skauda dantys arba tie dantys lyg tai truputėlį pakelti arba jautresni. Bet to, šventinis periodas irgi tam tikras yra stresas, mes patiriam didesnę galbūt įtampą, labai skubam, gyvenimo tempas didelis ir dantų griežimo truputėlį būna daugiau ir tos įtampos būna daugiau, tai irgi yra tam tikra išraiška. Mažiau turim laiko valymui dantų, priežiūrai ir tai tam tikra prasme pasireiškia kaip toks didesnis jautrumas. Jeigu pasižiūrėtumėt į tai, kaip startuoja visos, šventinio periodo reklamos, tai irgi, mes turbūt asocijuojam jas su tam tikrų gėrimų reklama, kuri irgi, tikrai nepadeda, o padidina nuo to gėrimo vartojimo, danties jautrumą, jeigu jau ir taip tas kažkiek yra. Paprastai tai būna nuo 20 iki 50 metų tarpe ir dažniau tai yra moterims nuo 30 iki 40 metų. Ir dantų jautrumas, nesiskundžia juo visi pacientai. Maždaug 11% pacientų, taip manoma, kad jie nurodo, kad turi tą danties jautrumą. Tie pacientai, kurie yra gydomi dėl periodonto ligos, procentas šiek tiek yra didesnis ir ypatingai po atliktų procedūrų, tarkim, ar konservatyvaus gydymo, ar chirurginio gydymo dantenų, tai beveik pusė pacientų kurį laiką tikrai nurodo didesnį dantino jautrumą. Gali ir kai kuriais atvejais tas vidinis pulpos audinys yra perdirginamas ir sukeliamas toks negrįžtamas uždegimas ir pokyčiai danties nervinėme audinyje ir gali tekti gydyti danties šaknies kanalus dėl to. Kai kuriais atvejais, kai nėra veiksmingos tokios paprastos priemonės, namų priemonės arba paprastos konservatyvios priemonės, jau yra siūloma, tarkim, plombuoti dantį arba atlikti šaknį dengiančias procedūras, uždengti dantenomis tą atvirą šaknies paviršių. Jis reikalauja turbūt kantrybės, tiek iš paciento pusės, tiek turbūt iš gydytojo pusės. Dažnai, pacientai turėtų vykdyti tuos paprastus tokius nurodymus ir, keisti kai kuriuos savo kasdieninius įpročius, o tos turbūt yra sunku. Paprasčiausias dalykas tai yra švelnus, taisyklingas dantų valymas, minkštais dantų šepetėliais. Ir naudot galima specialias dantų pastas, kurias galima įsigyti visose vaistinėse ar parduotuvėse, bet kurios turi tokių specifinių medžiagų skirtų dantų jautrumo mažinimui.
Taip pat yra specialūs burnos skalavimo skysčiai, kurie turi didesnį fluoro kiekį, kurie irgi palengvina tą dantų jautrumą. Ir tai yra tokia pati paprasčiausia, turbūt ir pigiausia priemonė šitomis priemonėmis palengvinti tą dantų jautrumą. Dantų jautrumas, reikia pasakyti, kad gali mažėti ir savaime natūraliai, kadangi seilėse mes turim tam tikrų medžiagų, kurios padengia danties paviršių ir šiek tiek blokuoja tą nervinių impulsų plitimą. Rekomenduojama turbūt taip mažiau atkreipti dėmesį į mitybą ir mažiau vartoti rūgščių, gazuotų maisto produktų. Negerti kavos su ledais tuo pačiu metu, ar ne tokių skirtingų temperatūrinių dirgiklių maisto produktų. Tai švelni subalansuota dieta yra taip pat labai svarbu, norint mažinti danties jautrumą. Tai pirmiausia, aišku, dantų valymas kasdien 2 kartus švelniu, minkštu šepetėliu, netraumuojančiais judesiais, negrubiai, nešiurkščiai, su didelė meile savo dantims ir savo dantenoms. Tada turbūt taip, kad savalaikis dantų gydymas, savalaikis dantenų gydymas, streso vengimas, nes tas irgi padidina šiek tiek dantų jautrumą. Jeigu yra reikalinga dėl dantų griežimo dėvėti specialias kapas, tai dėvėti specialias kapas ir subalansuota mityba.